o jau greitai, ko gero, teks gintis ne vien nuo homoseksualizmo propagandos. Europoje po truputį ir beveik nepastebimai, bet jau prasidėjo svarstymai apie įstatymo ruošimą kraujomaišos legalizavimui, ryšių tarp motinos ir sūnaus, tėvo ir dukters, brolių ir seserų ir visais giminaičiais įteisinimui. Tai yra, viso to, kas visų religijų šventraščiuose, visų civilizacijų moraliniuose kodeksuose buvo ir yra laikoma sunkiausiu nusikaltimu, nes veda link pačios rūšies išsigimimo ir išnykimo. Šiandien kai kurie Europos politikai ir pirmiausiai Skandinavijoje atvirai įvardė kraujomaišą genderinę normą. Be to, homofobijos pavyzdžių siūlo įdiegti tokią savoką kaip incestofobija, už kurią būtų baudžiama pagal įstatymą. Pagrindiniai kovotojai už šią idėją – neoliberalai ir gėjų judėjimo aktyvistai, bei daugelis vietinių parlamentų deputatų, stumiantis tai visais įmanomais būdais. Švedijos ir Danijos laikraščiai publikuoja straipsnius šią temą, palaikydami tikrai nekritinį požiūrį į visą tai. O Norvegijoje ir Islandijoje incestas faktiškai jau legalizuotas. Norvegijoje incestofobus registruoja tam tyčiai įsteigtose centruose, o iš 10 bylų pateiktų Norvegijos policijai, kuriuose figūruoja kaltinimus kraujomaiša, 8 niekada netyriamos. Daugelis iš nuteistų anksčiau kaltinant kraujomaišą, po to išteisinami, o incesto aukas vėliau gydo kaip turinčias netikrus prisiminimus. Toje pat Norvegijoje dideliu populiarumu pasižymėjo televizijos filmas Aš miegu su savo seserimi. Debatai incesto legalizavimo klausimu buvo organizuoti Šveicarijos parlamente. Ten faktiškai jau buvo sukurtas precedentas 2010 metais nugriaudėjus nacionaliniam skandalui. Tai buvo pastebėta, kad iš naujojo baudžiamojo kodekso stebuklingų būdų išnyko straipsnis baudžiantis už kraujomaišą. Ir tik kilus audringam visuomenės pasipiktinimui, straipsnį į kodeksą grąžino, bet panašu, kad neilgam. Visiems, kas bent truputį domisi šią temą, akivaizdu, paskui incesto legalizaciją seks pedofilijos įteisinimas. Olandijoje jau yra partija, kuri už tai kovoja, o Europoje jau atsirado žmonės, kurie kelia klausimą apie teisę tuoktis su vaikais. Ryškėja baisi schema. Dalis europietiškojo establishmento pasiruošusi ieškoti bendros kalbos su žmonėmis, su kuriais iš principo nėra dėl ko ir apie ką kalbėtis. Pradžioje legalizuojamos vienos lyties asmenų santokos, po to vienos lyties įtėviams leidžiama įsivaikinti vaikus, po ko atitinkama linija vyksta ir jų auklėjimas tose šeimose. Beje, panašus auklėjimas vyksta jau ir ne tik vienos lyties asmenų šeimose. Vien tik Norvegijoje veikia 19 000 nevyriausybinių organizacijų, kurios aiškina vaikams, kad vyro ir moters sąvokos tai nusenę prietarai. Ten pat vaikų darželiuose veikiama pagal valstybės programą, kai išnaudojama išimamos senos geros brolių Grimų Anderseno pasakos, o vietoje jų naudojama kita literatūra, kurioje aprašoma karalius ir karalius, arba apie vaikus, kai princas įsimyli karalių ar kitą princą, o mergaitė princesė svajoja ištekėti už karalienės. Būtent taip, seksualinės mažumos Norvegijoje jau visai nebe mažumos, o kaip rodo paskutiniai įvykiai Prancūzijoje, jau ne tik ten mažumos, tai natūralai, tegu ne pagal skaičių, pagal balso teisę. Ta prasme, kad jų jau niekas nebegirdi. Pavyzdžiui, milijonų prancūzų natūralų protesto Olandas irgi neišgirdo. Beje, pagal Europos statistikos agentūrų duomenis, vakaruose legalizuota apie 30 netradicinės santokos rūšių, o vyro ir moters sąvokos nuosekliai išstumiamos iš naudojimo sferos. Greitai jas bus pradėta laikyti išimtimis, greičiausiai šalintinomis. O tai reiškia, kad apginti vaiką gimusi natūralioje šeimoje bus tiesiog neįmanoma. Visas valdžios aparatas bus nukreiptas saugoti ir palaikyti nenatūralias šeimas ir jau matome tokių pavyzdžių. Remiantis oficialiais duomenimis, 2011 metais Vokietijos juvenalinė tarnyba iš natūralių šeimų atėmė 38 500 vaikų, kuriuos perdavė vienalytėms šeimoms. Ši vaikų tarnyba Vokietijoje yra viena grėsmingiausių šios rūšies tarnybų pasaulyje, su kuria prasidėti Vokietijoje vengia net kriminalinė policija.